NLP arba neurolingvistinis programavimas yra apie komunikaciją, yra apie sėkmę, yra apie strategijas, yra apie sėkmingas strategijas, yra apie mokymasi iš kitų sėkmingos patirties, iš kitų gerosios patirties, iš kitų gerosios praktikos. Tai visi NLP modeliai, ypatingai tie pirmieji pagrindiniai tie modeliai, jie yra skirti tam, kad išmoktum mokytis iš kitų patirties, išmoktum mokytis iš savo patirties, galėtum apmokyti kitą žmogų, jeigu turi kažkokį tai įgūdį, kur tau kažkas puikiai sekasi, kad galėtum padėti kitam žmogui pasiekti tokių rezultatų, geresnių arba išskirtinių kažkokių tai rezultatų. Ir vienas iš tokių pagrindinių, vėl žodis pagrindinis, vienas iš tų pagrindinių modelių yra TOTE modelis. TOTE. Šitas modelis apibūdina mūsų strategijas, kaip mes pasiekėm rezultatų. Tai iš kibernetikos atėjęs, dabartinės technologijos, tuo metu tai vadinasi kibernetika, iš kibernetikos atėjęs modelis ir jis labai aiškiai ir konkrečiai nusako visą procesą nuo idėjos užgimimo, kaip aš noriu, trigeris suveikia, impulsas atsirado kažko tai noriu, iki įgyvendinimo, kas po to idėjos įgyvendinimo, kas po to, ką daryti toliau. Taigi, modelis TOTE. Ir modelis TOTE yra 4 raidės ir jų reikšmė yra test, operate, test ir exit. Anglų kalba nelabai verčiasi į lietuvių kalbą, bet jeigu tik pažodžiui, vertimas yra testas, operacijos, testas ir išėjimas arba pabaiga. Koks yra svarbus? 2 raidės T arba 2 testai. Tai pirma T, T1, tai yra ta pradinė pirminė būsena, kur mes esam. Taškas A, kur mes esam. T2 arba antras testas. Tai yra taškas B, į kur norisi nukeliauti. Tas rezultatas, kurį norisi pasiekti. Ir labai svarbu, kad strategija bus sėkminga kada? Kai pradinėme etape T1 ir T2 skirsis. Jie turi skirtis. Tai akivaizdu. Dabartinė padėtis, dabartinė situacija ir būsima situacija, būsima padėtis turi būti skirtumas. Jeigu dabar esi Kaune, o norėčiau nuvažiuoti į Vilnių, tai T1 aš esu Kaune, T2 tai būtų mano galutinis taškas, kelionės stotelė, tai yra Vilnius arba bet kažkas kitas. Šitie 2 elementai yra labai svarbus. Esama situacija, tai kur aš esu, kokie kriterijai tai apibūdina, netgi ir galbūt kažkoks trigeris yra kaip impulsas, kuris paskatina, aktyvina kažkokią tai strategiją pasiekti, gyvendinti. Ir T2 irgi turi būti. Aš įsivertinau, kur esu, bet nėra T2, nežinau, kur noriu nukeliauti. Tai tada rezultatas, kaip iš tos pasakos nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką. Tai kiekvienas, kuris mokosi NLP praktinio kurso studentas, užsimerkęs, netgi iš miegų pažadintas, gali pasakyti, kad T2 tai yra gerai suformuluoto rezultato kriterijai arba gerai suformuluotas rezultatas pagal NLP. Tai yra konkretus, pamatuojamas, laikė apibrėžtas, sensoriniais kriterijais apibūdintas ir operacijose numatyti veiksmai, kaip tai galima pasiekti. Priešingų atveju strategija bus neveiksni. Jeigu nėra T2, jeigu nėra galutinio rezultato, o kas turėtų gautis, o kaip turėtų pavykti, koks yra galutinis rezultatas, greičiausiai strategija nepasiteisins. Taigi grįžtam. T1, tai kur mes esame, kur aš esu. T2, ką aš norėčiau pasiekti. Operacijos, tai yra tie veiksmai, detalūs, išsamiai aprašyti, apibūdinti veiksmai, ką aš turiu padaryti, kad pasiekčiau tą T2 arba norimą rezultatą. Ir paimkim tokį pavyzdį, troškulys, apimė troškulys, norisi gerti. Tai trigeris arba impulsas, tai yra kažkoks tai greičiausiai jausmas, troškulys. Ir kiekvienas tą pajaučia skirtingai, arba kiekvienam impulsas yra skirtingas, kaip jis pajaučia, kad jisai nori gerti, kad jis troškina troškulys. Bet tas troškulys sukilo. Tai T1 prieš mane tuščia stiklinė. T2 aš įsivaizduoju, kad stiklinė bus pilna. Tai man reikia pripildyti stiklinę. Viena smulki, maža strategija. Tai kaip pripildyti stiklinę vandens, tai pirmas žingsnis, paimti butelį vandens.
Antras žingsnis atsukti. Trečias žingsnis pilti į stiklinę vandenį ir žiūrėti, kiek man atrodo reikia įpilti, kiek aš esu numatęs, arba į stiklinės viršaus, greičiausiai variantas, arba kiek ten to vandens buvo. Tai tie kriterijai labai svarbus. Galutinio rezultato kriterijai yra labai svarbus, o kas turėtų būti pasiekimas. Dabar koks yra svarbus elementas? Šitam procese labai dalyvauja grįžtamasis ryšys. Kiekviena operacija, kiekvienas žingsnis mums smegenim pasako, pasiektas galutinis rezultatas ar ne. Tai aš paėmiau vandenį, ar jau pripiltas į stiklinę vanduo? Ne. Atsukau kamštuką, ar jau pripiltas į stiklinę vanduo? Ne. Kiekviena operacija yra veikianti kaip grįžtamasis ryšys ir operacijų yra tiek, kol taške T1 sukurtas vaizdinys, ką aš norėčiau pasiekti, realiai yra įgyvendintas. Skamba galbūt sudėtingai, visko gali būti, tikrai sutinku, bet būtent taip ir dėliojasi strategijos. Kur aš esu ir kur aš norėčiau nukeliauti ir ką aš turėčiau padaryti. Visi procesai, visi projektai, visi tikslų pasiekimai būtent tokiu būdu yra ir formuluojami. Ne? Ir kuo išsamiau, kuo tiksliau aprašai susijusius tos elementus tarp esamos situacijos, norimos situacijos ir tarp tų strategijų, tuo didesnė tikimybė, kad ta strategija tarp tų veiksmų, tuo didesnė tikimybė, kad ta strategija suveiks ir bus efektyvi. Greičiausiai kyla klausimas, tai kam ta raidelė, exitas, arba pabaiga. O jinai yra tam, kad įgyvendinus vieną strategiją, exit, tai reiškia, jis užsidaro šitas procesas, poreikis išpildytas, rezultatas pasiektas o kas toliau? Užbaigiam ir arba tai užsibaigia ciklas baigtinis ir daugiau nieko nedarom, arba pereinam į kitą kažkokį aukštesnį ciklą. Koks buvo klausimas? Troškulys. Tai pirmas tautas arba pirmas elementas taut bus pripilti stiklinę. Stiklinė pripilta, exitas, tautas užsidaro, exit raidelė, išėjimas įvyksta, dėmesys persikelia į kitą tautą, kuris vadinasi gerti. Na? Tai atrodo, mes taip negalvojam, mes taip negyvenam, mes taip nemastom, bet tai yra mūsų vidinio subjektyvaus pasaulio kasdienybė. Mes tiesiog sąmoningai nekreipiame dėmesio, bet tai vyksta nuolat. Bet koks elgesio modelis susideda iš smulkesnių kažkokių elgesio modeliukų. Bet koks didžiulis, globalus metų laiko procesas susideda iš 12 mėnesių. Ne? 12 mėnesių iš savaičių, savaitės iš dienų, diena iš valandų ir taip toliau, ne diena, para iš valandų. Tai reiškia, kad bet koks elementas, bet koks procesas, jis yra kaip atskira strategija. Ir kas čia yra svarbu? Idealiu atveju tai operacijos padeda pasiekti norimą tą rezultatą. Esu pradiniam taške, atlieku tam tikras operacijas, pasiekiu norimą rezultatą ir tauta susidaro. Ciklas baigėsi. Tačiau būna, kad atliekant operacijas T2 niekaip nepasiekiamas. Trūksta žinių, kompetencijų, galbūt sąlygos yra netinkamos. Ką galima daryti? Galima keisti operacijas. Žiūrim, ką galima padaryti kitaip. Ne? Tai reiškia, bandėm šitaip, gaunam vis ne tą rezultatą. Kaip idėja, kai nežinai tiksliai, kiek laiko virti kiaušinį, taip, ten ar 3 minutės, ar 5, ar 7, tai eksperimentuoji. Ir vis keiti savo elgesį. Eksperimentuoji, kol gauni galutinį rezultatą, tokį kiaušinį, kokį nori, kad vis būtų. Ten kietas, skistai virtas, skonio reikalas. Toks eksperimentavimas vyksta. Galima keisti operacijas, galima praplėsti operacijų lauką. Kitas dalykas, galima pergalvoti, o gal reikia pakeisti T2. Tai reiškia galutinį tikslą. Gal jisai nėra realus, gal jisai nėra taip įmanomas. Ta prasme, iš pradžių, būnant pradiniam taške T1, mes sėdėjom ir galvojom, kad per artimiausius pusmetį galim padaryti tokius ir tokius pardavimus. Užsidėjom tokius planus, susidėliojom operacijas, dirbam ir čia labai svarbus grįžtamas ryšys, atskaitingumas toksai, ne? Žiūrim, vieną mėnesį taip vyksta, antrą mėnesį taip, trečią taip vyksta, nepavyksta priartėti prie norimų pardavimų plano, ką keičiam, arba elgesį,
Taip, o jeigu jau elgėsi viską išbandėm, jau nėra daugiau jokių resursinių, kitokių variantų, tai galbūt reikia sumažinti T2. Dėl labai paprastos priežasties. Neišpildytas, neuždarytas ciklas, neužbaigtas ciklas, kaip neuždarytas geštaltas, jisai nuolat kabo. Jis nuolat kabo kaip tokia raudona vėliavėlė, vadinamas red flagas ir zyzia tavo ausyse. To nepadarai, tas nesigavo, to nepadarai, tas nesigavo. Neuždarytas ciklas, jisai siurbia energiją. Taip, žmogus nuolat pavargsta, nesupranta, kas daros, aš nuolat pervargęs. Už tai, kad daug asmeninių vidinių įsipareigojimų padaryti, išmokti, sugebėti, ten įveikti, užlipti ir taip toliau, taip toliau. Tai būtų gerai, kad žmonės mokėtų adekvačiai įsivardinti, įsivertinti, kur jie yra, ko jie nori, kaip jie tai darys ir o kas jeigu nepavyks. Galiu keisti operacijas, galiu keisti mastelį tikslo, didinti, mažinti, pakeisti ir niekas neatšaukia varianto atsisakyti projektų.